prie mūsų raketinių įtaisų sistemos. Kontržvalgyba! Koks ten įrenginys šalia mūsų raketinių paleidimų sistemos? Benzino kolonėlė. Avarijos atveju neliktų nei mūsų įrenginio, nei įsaugančios kopos. Netvarka. Kas leido? Leidimas išduotas statyti kolonėlę Seimo nario pravardės Spyglys prašymo pagrindu. Aišku, tvarkoj. Įstatinis kapitalas išduotas firmos Fakoil juodų pinigų išplautų per Bahamų salos bankus pagrindu. Faktiškai firma valdo... Šito neklausiau, išnyk. Klausau. Kokia čia kolona iš Baltarusijos pusės? Kontržvalgyba! Iš kur transportas iš Baltarusijos pusės? Įprastas vištų šlaunelių tranzitinis krovinys per Lietuvą. Kelionės poste atsižymėjo kaip Kurilų salų įmonės Negazai Tiulen krovinys. Dabar vyksta į sandėlius Karmelavoj. Bet juk tai kontrabanda. Šis verslas kontroliuojamas Seimo nario Kankorėžio, taipogi kontroliuojamas Klaipėdos policijos šefo. Tiek daug neklausiau. Šnyk. Klausau. O čia kas? Iš mūsų įslaptinto objekto virsta dūmai. Kontržvalgyba! Kodėl iš mūsų įslaptinto objekto virsta dūmai? Inspekcija tikrina mūsų ypač slapto karinio dalinio, ypač slaptą karinį pasirengimą, vykdyti ypač slaptas karinės užduotis ir ypač priešo užnugaryje. Kodėl taip toli? Pagal dienotvarkę dabar ten pirties valanda, o po to bus dėtinė vakarienė, cisterna juodų ikrų, karinio dalinio užsakymų jau ten pristatyta. Netvarka. Kas leido? Inspektoriai. Supratau. Taipogi ten dar šioje vakarienėje dalyvaus ir... Šito neklausiau. Dink iš čia. Klausau. Nekviečiau. Norėjau pasidomėti. Kas dar? Mūsų veiklos įstatyme sakoma, kad turime domėtis viskuo, kas gali kelti pavojų mūsų šalies saugumui, informuoti apie visus susikompromitavusius kariškius ir ypač apie aukštus susikompromitavusius kariškius. Visiškai teisingai. Pas mus yra demokratinė visuomenė ir demokratinė kariuomenė. Vadinasi, mes demokratiškai turime atskleisti visus trūkumus, netgi aukščiausių karininkų. Tai reiškia, kad aš visus galiu kalbėti, ką noriu ir nieko man už tai nebus? Visiškai teisingai. Galiu viešai sakyti, kad tas pulkininkas kyšininkas, kad tas komandoras asilas ir kad jie visi gauna įtartinas pajamas iš įtartinų asmenų? Nu taip, tugi tam ir esi kontržvalgyba. Ir man už tai nieko nebus? Nieko nebus tau už tai. Nei tarnybinio buto, nei karjeros, nei žvaigždučių, nei tarnybinio automobilio, nieko tau nebus. Galiu išnykti? Nu, jeigu tu savo šefui daugiau nieko negali pasakyti. Klausau.